Sveiki! Ar kada teko sustoti ir pagalvoti, o kaipgi teisingai pasakyti laiką angliškai? Na, šiandien mes viską išsiaiškinsim taip, kad daugiau jokių dvejonių neliktų. Pasiruošę? Taigi, what time is it? Iš pažiūros paprastas klausimas, bet nuo jo juk viskas ir prasideda. Susitikimai, planai, kasdieniai pokalbiai. Pažiūrėkime, kaip jį atsakyti taip, kad skambėtų visiškai natūraliai. Nes, pripažinkim, mokėti pasakyti kiek valandų yra tiesiog, būtina. Ar tai būtų susitikimas su draugais, ar skrydis, į kurį negalima vėluoti. Šitas įgūdis tiesiog atveria durys į laisvesnį bendravimą. Gerai, pradedam nuo pačių pamatų. Reikia žinoti vos kelis esminius žodžius ir patikėkit, viskas iš karto taps kur kas aiškiau. Aišku, tokius žodžius kaip sekundė, minutė ar valanda tikriausiai visi žino. Bet šiandien mūsų pagrindiniais herojais tampa 3 žodžiai – o'clock, past ir to. Čia ir slypi visa angliško laiko sakymo paslaptis. Taigi, past ir to. Jeigu pavyks perprasti šiuos 2 mažus žodelius, galima sakyti, kad pusė darbo jau padaryta. Pažiūrėkime, kaip jie veikia. Įsivaizduokime laikrodį kaip picą, padalinta per pus. Viskas, kas yra dešinėje pusėje, nuo 1 iki 30 minutės, jau praėjo po tam tikros valandos. Todėl ir sakome past. O viskas, kas kairėje pusėje, nuo 31 minutės, tai laikas iki kitos valandos. Todėl naudojame to. Tikrai paprasta, tiesa? O dabar dar 2 žodeliai, kurie padės skambėti dar natūraliau. Užuot sakę 15 minutes, anglakalbiai beveik visada sako a quarter, tai yra ketvirtis, o 30 minutes virsta tiesiog half, pusvalandžių. O kaipgi o'clock? Šį žodį reikėtų pasilikti tik toms švarioms, lygioms valandoms. Jeigu laikrodis rodo lygiai 3, sakome 3 o'clock. Jokių minučių, tiesiog grina valanda. Gerai, teorijos pakaks. Metas viską išbandyti praktiškai. Palirėkime, kaip šitos taisyklės veikia realiame gyvenime. Gerai. Pirmas pavyzdys. Kaip reikėtų pasakyti šį laiką? Minutės yra dešinėje laikrodžio pusėje, vadinasi, mums prireiks kuriogi žodželio. Pagalvokime. Būtent. It is 20 past 5. 20 minučių praėjo po 5 valandos. Matot, viskas logiška. Dabar šokam į kitą laikrodžio pusę. Čia jau skaičiuosime ne kiek praėjo, o kiek minučių liko iki kitos valandos. Ir teisingas atsakymas it is 10 to 6. Kodėl 6, o ne 5? Nes mes sakome, kad liko 10 minučių iki 6. Kai naudojame to, visada žiūrime į priekį, į artėjančią valandą. Puiku, dabar laikas panaudoti vieną iš tų firminių terminų, kad skambėtų dar geriau. Prisimenate, kaip sakėme? Taip, žinoma, galima sakyti ir 15 past 12, bet a quarter past 12 skamba tiesiog, daug natūraliau, ar ne? Gerai, o kaip atskirti 7 ryto nuo 7 vakaro? Viskas paprasta. Tam yra AM ir PM. AM žymi laiką nuo vidurnakčio iki vidurdienio, o PM nuo vidurdienio iki vidurnakčio. Tai ypač svarbu, kai kalbame 12 valandų formatu. Mokėti pasakyti, kiek valandų jau yra puiku. Bet yra dar keletas naudingų frazių, kurios pravers kasdienėse situacijose. Jeigu norime pasakyti, kurio paros metu kažkas vyksta, dažniausiai prireiks prielinksnio in the morning, in the afternoon, bet atsargiai yra išimčių su tokiais konkrečiais taškais kaip noon arba vidurdienis ir midnight vidurnaktis. Visada naudojame at. Maža detalė, bet ji labai svarbi. O ką daryti, jeigu laikrodis, truputį meluoja? Yra 2 labai paprasti būdai tai pasakyti. Jei laikrodis vėluoja, jis yra slow. Jei skuba, fast. Pavyzdžiui, my watch is 5 minutes slow. Na štai dabar viskas kiekvienos rankose. Geriausias būdas visą tai įsiminti yra tiesiog pradėti taikyti praktikoje. Tad pamėginkite savo mintise atsakyti į klausimą What time do I go to bed? Pabandykite panaudoti vieną iš ką tik aptartų taisyklių. Sėkmės!